Na, o jūsų ekranuose yra ketvirtasis greičio ruožas pavadinimu Daržovija 2. Iki šiol dalyviai įveikė du greičio ruožus, klostėsi Lenkams, tai yra Mikolai Kempa ir Sebastian Vach. Jie pirmame greičio ruože 6 sekundėmis pranoko Paulių Beniušį su Justu Vaitekūnu, o treti pirmame greičio ruože buvo Ramūnas Čapkauskas ir Kastytis Torau. Na, žiūrime pagal klases, kokia situacija buvo pirmame greičio ruože, kadangi, absoliučioje įskaitoje ekranuose Ramūnas Čapkauskas ir Kastytis Torau, ralio legendos. Daugkartinis Lietuvos ralio čempionas, žiedinių lenktynių nugalėtojas Ramūnas Čapkauskas. Prieš startą su Ramūnu kalbėjau, sakau, Ramūnai, tu visur ir viską važiuoji. Sako, aš toks žmogus, aš nors ir kiekvieną savaitgalį kažkur važiuočiau. Ir panašu, kad jisai šio savo plano laikosi. Nesvarbu, ar tai būtų sprintas, nesvarbu, ar tai būtų miniralis ar A-lyga, Ramūnas visur. Ir su savo Mitsubishi Lancer Evolution skrodžia Kėdainių apylinkių žvyrkelį šiandien. Rezultatų grafoje Marius Vėgėlė ketvirtas, 11 sekundžių skiria nuo Mikolajaus Kempos ir Sebastiano Vacho. Na, kai važiuoja šį automobilį, net nenoriu įsiterpti į eterį, kadangi, taip gražu klausyti tų antilag sistemų riaumojimų. Čia dar vienas ekipažas ir jūsų ekranuose Ford Fiesta automobilis, numeris 70. Ir čia šiuo automobiliu lenktyniauja Karolis Kairys ir Audrius Narkevičius. Jie kol kas rikiuotėje paskutiniai. Atsilikimas 5 minučių nuo pirmosios vietos ir, aš nežinau, ar jie pabuvojo kažkur šalia kelio, ar toliau jūsų ekranuose dar vienas ekipažas, numeris 73, tai Markas Buteikis su Titu Čapkausku, ir jie čia kol kas 6 svečių įskaitoje. Kategorijoje. Ir jie čia 12 kol kas iš 15 ar 16 esančių dalyvių sąraše svečių įskaitoje. Būtent čia ekranuose yra Deividas Gezevičius su Evaldu Kvederiu. Ir įdomu tai, kad jie su tuo side by side, būtent šituo motobagiu, bendroje svečių rikiuotėje tarp 15 dalyvių klasifikuojami 5-oje vietoje po 3 greičio ruožų. Ta prasme, wow. Toks bagis, kuris, jo trūkumas, sakykime, yra maksimalus greitis. Jo maksimalus greitis tikrai nėra didelis, galbūt apie 130 galima važiuoti su šiuo bagiu, kai sportiniai automobiliai, ko gero, važiuoja, priklausomai kokia yra pavarų dėžė, kokia yra ta technika ir kategorija, tai, 2 ratai atsidūrė ore. Šiaip iš tikrųjų labai įdomi, labai faina technika ir Rokas Baciuška, Dakaro ralio lenktynininkas, tokia yra priskynęs titulų. Sveiki, gyvi dar sykį transliacijos žiūrovai, jūsų ekranuose ir vėl. Pirmasis Lietuvos automobilių mini ralio čempionato etapas, kuris vyksta Kėdainių apylinkėse. Taigi raliai Kėdainiai ir jūsų dėmesiui transliacija, kurią mums parūpino Videobankas iš 5-ojo greičio ruožo. Tai yra greičio ruožas pavadinimu Orsafa ir čia sportininkų laukia 3,5 kilometro. Ir šį greičio ruožą važiuos dalyviai ir antrą sykį, tai yra 7-asis greičio ruožas, drieksis lygiai čia pat.
Na ir jūsų ekranuose yra šio ralio lyderis, kalbant apie mini ralio čempionato įskaitų dalyvius, neskaičiuojant ir neįtraukiant į absoliučiai įskaitą svečių, kurie čia atvažiavo tik tai pasitreniruoti. Tai ekranuose Vilmantas Padegimas su Toyota Celica, Edvardas Gurevičius skaito jam stenogramą. Alytaus klubas Baimari Motors Racing komanda ir teko man bendrauti su Vilmantu Padegimu per pertrauką. Na, jisai skundžiasi, kad šita Toyota Celica niekaip neklauso jo, na, ne tai, kad neklauso, nenori važiuoti taip, kaip nori vairuotojas. Toje ir antroje absoliučios mini ralio įskaitų rikiuotės vietoje. Taigi įveikta daugiau nei pusė ralio, kilometrų prasme, greičių ruožų prasme liko lygiai pusė, dar 4 greičių ruožai, 2 važiuojami po 2 kartus. Na ir šioje ralio dalyje dalyvių laukia, kaip matote, ir asfaltinės dalys, kurios tokios pakankamai reikalaujančios yra tikslumo ir vikrumo. Iš vaizdo matosi, kad automobilius šiek tiek tampo ant tos asfalto dangos, visgi su kiekvienu turbūt važiuojančių dalyvių tų dulkių bus ant asfalto užnešama daugiau. Ekranuose Milvydas Malinauskas ir Greta Šaduikytė, SGC 4 įskaita Subaru Legacy 7Bet Racing Rally for Fun komanda, kurie, na, lyderiai SGC 4 klasėje ir absoliučiai kol kas yra treti. Na, irgi teko pabendrauti su šituo ekipažu per pertrauką, tai jie pasakė, kad, na, teko vieną kartą staptelt, praradote nemažai sekundžių, bet, na, tai panašu, kad jų iš ritmo smarkiai neišmušė ir ekipažas savo klasėje užima pirmą vietą, bendrai yra treti, na, tikrai. Ojojojoj, kaip arti kelio ženklą. Išvažiuos dar plačiau, tikėtina, kad tas kelio ženklas greitų laiku atsiguls ant žemės. Toliau ekranuose Vaidas Karašauskas, Inga Surtokienė, OC4VD klasėje, lyderiai būtent šios įskaitos ir kol kas absoliučiai jie yra 4 vietoje. Šiaip labai tokia žavinga greičio ruožo vieta parinkta. Bravo Videobankui pasirinko tikrai vaizdingą vietą, kur matosi ir ilga žvyrinė sekcija su atvažiavimu ir gražus dešinysis posūkis pereinantis į asfaltą su Red Bull arka. Na, tikrai gražu. Ir čia turim štai tokių aštrių apsisukimų ir dabar ta vieta, kur gali dalyviai automobilio galą išleisti šiek tiek į pakraštį. Gražiai čia susitvarko su užduotimi Vaidas Karašauskas. Ir vėl iš asfalto į dešinį žvyra ir tuomet ilgas, greitas kairys posūkis. Na ir žinoma, dar sykį norėčiau priminti transliacijos žiūrovams mūsų renginio partnerius. Tai generalinis šio renginio rėmėjas yra Kėdainių rajono savivaldybė. Taip pat dėkojame rėmėjams Laumetris, Daržovija, Bandy Europe, UAB, LTP. Taip pat, na, tikrai žinosim informaciją, kas vyksta toliau su ekipažo automobiliu. Čia ekranuose numeris 19, Žygimantas Gilys ir Mindaugas Gilys. Jie varžosi OC4VD klasėje. Na ir gera naujiena čia, ko gero, Žygimantui Giliui ir Mindaugui Giliui, tačiau, na, Jauniaus Jasinevičiaus ir Tauro Jasinevičiaus sąskaita šiems pasitraukus. Žygimantas Gilys ir Mindaugas Gilys kiltų į 3. poziciją savo klasėje. Na, bet, kaip sakau, ralis baigėsi tada, kai atiduodama paskutinę laiko kortelę ir, na, varžovo pasitraukimas dar nereiškia, kad tau pačiam pavyks tą finišą pasiekti. Čia pirmasis numeris, Ignas Lukoševičius, Katažina Šeinauskienė. Jie šiandien su BMW gavo pirmąjį starto numerį, atidarė varžybas, tačiau po regrupingo, po pergrupavimo bendroje įskaitoje smuktelėjo į 9. vietą. Tačiau, na, čia tik tai absoliuti įskaita. Kalbant apie klasę, Ignas Lukoševičius ir Katažina Šeinauskienė savo klasėje kol kas pirmauja. Na štai, kaip gražiai čia skersas aplink greta šieno kūgio. Čia irgi pačiu pakraščiu išnaudoja visą trasos plotį Ignas Lukoševičius. Na ir čia atvažiuoja Latviai, Edmunds Grostinš ir Markus Krauklis. Su jais įdomi istorija. Aš pamačiau juos dalyvių parke.
Sakau, vyriukai, kaip sekasi, sako, ko gero nebevažiuosim. Numirė generatorius šito Mitsubishi Lancer Evolution. Aš kadangi su tokiu pačiu tik ne Evolutionu atvykęs čia, sakau, einam pažiūrėsim, gal tinka mano, išardysit mano mašiną. Nuėjo, pasižiūrėjo, visgi ne, skiriasi mūsų automobilių generatoriai, bet tada jie išsprendė problemą, išsiaiškinę, kad tai nėra generatorius problema, tai yra starterio problema. Ir prieš išvažiuodami sakė, kad dabar pagrindinė užduotis negesinti automobilio iki pat finišo, nes, na, kitu atveju gali jis ir nebeužsivest. Tai užsivedė ir dabar bandys važiuoti iki pat pabaigos varžybų be automobilio užgesinimo. Kaip tą jiem pavyks padaryti, aš nežinau, bet, na, žiūrėsim, jeigu jie bus finišė, tai tikrai būsim ir mes, ir jie turbūt labai laimingi. O, čia vėl policija patruliuoja rajone, Aurimas Šležas, Žilvinas Šležas. Pagal galimybės skuba į lygio iškvietimą ir jam puikiai sekasi. SGC2 įskaitoje jie kol kas yra lyderiai po 4 greičio ruožų. Na, tikrai greitas duetas Šležų ir jie po 4 greičio ruožų artimiausius persekiotojus lenkia jau 15 sekundžių. Na, įdomu, kaip seksis susitvarkyti su asfaltinė dalim dabar šiam reaguojančiam ekipažui. Nes štai žiūrovai ant kalnelio kol kas panašus skėčių dar netraukia didelių jokių. Toks lietus, jeigu čia ir lašnuoja, tai dar nesiskaito. Viskas gerai, štai kokie vaizdai. Gražios apylinkės. Matosi žiūrovai. Visi iš šios perspektyvos stovi saugiose zonose. Tikrai džiugu visada matyti ralio fanus, kurie yra drausmingi, kurie yra atsakingi ir kurie yra protingi ir sudrausmina kitus, kurie, sakykime, elgėsi kažkas neprotingai. Tai visada visų žiūrovų prašymas sudrausminkit blogai besielgiantį. Ir geriausia būtų, kad tai padarytumėt ne jūs vienas, o visa jūsų kompanija esanti vienoje ir kitoje žiūrovų zonoje. Galbūt tik tai gavęs tą tokią masinę pastabą, žiūrovas susimastys, kad išties gal jis nesaugiai stovi, gal jis tiesiog žmogus nepiktybiškai stovi kažkur tai blogai, gal jis tiesiog nesupranta, kad ten pavojinga. O štai kiek automobilių matoma asfaltiniam kely surikiuota, tai iš tikrųjų panašu, kad ralis Kėdainiuose yra mylimas, publikos išties daug, ralis nemokamas. Tikrai visi, kas nori, gali pamatyti, kaip čia vyksta veiksmas. Automoto parko kompanija sulindė į rapsus. Gerai atrodo tos raudonos spalvos, toj geltonų žiedų jūroje. Irgi įsikūrė saugioje vietoje. Na, svarbiausia, kaip sakau, jeigu eini į ūkininko lauką kažkur žiūrėti ralio, tai naudokis tą techninę vėžę. Ar tai būtų pieva, ar nežinau, ar rapsas, ar kas. Jeigu į lauką eini, tai bent jau eik ten, kur yra techninė vėžė, kad nemindytum ten to rapso ir kitos kultūros. Visgi gerbkim regioną, į kurį mes atvykome, nes, na, ralis regione yra svečias. Čia žmonės gyvena, čia žmonės ūkininkauja, o žiūrovai, dalyviai ir organizatoriai čia yra svečiai. Tai, na, svečiuose reikia elgtis mandagiai. Svarbiausia, niekada neprarasti budrumo, net ir prie trasos vykstant varžyboms, nesugalvoti tokiam tarpui, sakykime, varžybos esant, kad galima eiti migruoti kažkur po trasą. Ne, po trasą migruoti galite tik tada, kai po greičio ruožo, po visų dalyvių pravažiuoja automobilis su žaliu švyturėliu arba žalia vėliava, vadinamoji ralio terminais kalbant šluota. Tada greičio ruožas yra atidaromas ir jame prasideda civilinis viešas eismas. Iki tol greičio ruožas yra uždarytas visa apimtimi ir nesvarbu, kad automobiliai trasoje nevažiuoja, tiesiog yra greičio ruožas uždarytas, kelias uždarytas ir bet koks judėjimas jame yra draudžiamas. Ir čia mes matome BMW automobilį ir, man atrodo, tai yra Austėja Graičiūnaitė su Gediminu Ivanausku. Taip, ekipažas nuotykiais irgi lekia čia. Irgi pirmas ralis merginai prie vairo, šturmano vietoje Gediminas Ivanauskas, Ivanulė. Puikus vairuotojas, pats ralyje patyręs tikrai daug įvairiausių nuotykių. Ir buvau su šituo ekipažu pakalbėti, pabendrauti, tai sugebėjo kažkur ekipažas
perlaužti 1 centimetro storio aliuminio dugno apsaugą. Nežinau, kur reikėjo kalti su priekiu, kad centimetro storio dugno apsauga perlaužtų. Čia 36 numeris. Lukas Lazauskas, Tomas Valevičius. Šių varžybų organizatorius yra Lukas Lazauskas. Ir įdomiausia tai, kad pirmoje lenktynių dalyje, pirmose 4 greičio ruožuose Lukas Lazauskas buvo nuskridęs nuo kelio. Nuskridęs nuo kelio, įstrigęs, tiesa, jokių incidentų ten rimtų nebuvo, padarinių nei automobiliui, nei, ta prasme, viskas okei, nenukentėjo niekas apart rezultato. Tai, bet, nu... Beje, Ramūnas Šapkauskas praeitais metais laimėjo šį ralį absoliučioje įskaitoje, tuomet būdavo apdovanojami ir svečių įskaitos dalyviai bendroje rikiuotėje. Dabar absoliuti įskaita vedama tik tai miniralė įskaitų dalyviams, o svečiai kaip svečiai, jie varžosi savo kategorijoje. Tai Ramūnas Šapkauskas antras iki visiškai absoliutaus titulo iš čia neišsivežtų net ir norėdamas. 80 starto numeris, Tomas Mikulėnas ir Rimvydas Eidžiulis. Oi, kaip plačiai. Čia labai plačiai. Na, su šito daiktu galima važiuoti ten, kur tu nori. Nu, ten jau toliau Marių Vėgėliui už nugaros svečių klasėje minutiniai atsilikimai. Tas pats Paulius Beniušis nuo Mariaus Vėgėlės atsilieka beveik minutę 51 sekundė, jeigu visiškai tiksliai. Na, matosi šiokia tokia vėžė tikrai atsidariusi ir tampa automobilius vėžėje visiems praktiškai važiuojantiems ekipažams. Na, čia posūkis prie tujų. Platu, taip, ojojojoj, pusė tujų tvorelės išsiveža Marius Vėgėlė. Reikia čia po varžybų, po 8 greičio ruožų, po labai gražios kovos pirmame Lietuvos automobilių mini ralio čempionato etape Kėdainiuose. Taigi galų gale rankose turiu rezultatų protokolus, viskas suskaičiuota, viskas išaiškinta, visos įskaitos, komandinė rikiuotė, viską sužiūrėjom. Tai dabar netrukus pradėsim apdovanojimus, bet prieš tai noriu pakviesti žodį tarti Kėdainių rajono savivaldybės merą Valentiną Tamulį, kadangi Kėdainių rajono savivaldybė yra generalinis šio renginio rėmėjas. Aplodismentai! Kadangi ryte sakiau labas rytas, sveikinau ralio mėgėjus, tai dabar jau sakau labas vakaras visiems, turbūt ištvermingiausiams, kurie išliko ir nepaisant to blogojo oro virš galvos, čia laukia tų apdovanojimų. Na, reikia pasidžiaugti, kad viskas sėkmingai įvyko autoralis, nepaisant to, kad kai kuriem ekipažam galbūt ir netai pasisekė, bet iš esmės manau, kad yra atgarsiai labai geri, kad renginys labai gerai pavyko, visi patenkinti matau ir ką man tik tai belieka pasakyti, iki susitikimo kitais metais Kėdainiai, ralis Kėdainiai 2026. Ar lauksite ralio kitais metais? Viskas. Reiškia darom. Ačiū Jums. Na ir niekur toli merė nepabėkite, pasiliksime jūs čia teikti apdovanojimus, taip pat kviečiame čia ant scenos ir Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentą Egidijų Janavičių. Sveiki. Iš ties puikus ralis, noriu pasidžiaugti bendrai raliu, ralis nenustoja džiuginti apskritai savo visom 3 lygom, praeitą savaitgalį turėjom sprinto etapą, kuriame irgi toks rekordinis skaičius dalyvių. Tai va, tai džiaugiuosi dar kartą miniraliu, kuris auga ir auga iš metų į metus ir mes šiek tiek griežtinam reikalavimus, bet jūs visi pasitempėt, tampate saugesniais. Tai va, tai tas ypatingai svarbu, noriu padėkoti organizatoriam, tikrai puikus renginys, kai kas sakė, kas važiavė šiek tiek seniau, kad na vis tik tai prisimenant tą lygos ralius keletą metų atgal, tai šis ralis atrodo analogiškai. Tai ačiū Kėdainiam, ačiū, kad priimat iš tikrųjų šį nuostabų renginį, ačiū visiems, kurie dirbot, kurie stebėjot, kurie važiavot, ačiū. Vidmantas Perminas, Emilis Kucka, Justas Augustis, Deimantas Gajauskas ir Dominikas Viliušis, Dagnė Končiūtė. Išlydėkime Egidijų Lukošių, Arvydą Balį, Paulių Butmaną, Egidijų Gelūną ir Aurimą bei Žiliną Šležus.
Dar sykį aplodismentai. Kęstutis Baranauskas, Marius Kairys, Andieras Marcinkevičius, Ernestas Prozlovski ir Aurimas Narbutas bei Miglė Debesytė. Griausmingi aplodismentai. Donatas Maskoliūnas, Egidijus Rakauskas, Martynas Staknys, Motiejus Grigaravičius ir Milvydas Malinauskas su Greta Šadukytė. Dar sykį plojimai. Trečia vieta Majus Masonas su Titu Ringaičiu. Antra vieta Audrius Masilionis su Aivaru Stalgaičiu. Ir nugalėtojai Ignas Lukoševičius, kuriam stenogramą skaitė Katažina Šeinauskienė. The third place. Trečia vieta Edmunds Grostinč ir Markus Grauklis. Antra vieta Žygimantas Gilys ir Mindaugas Gilys. Ir nugalėtojai Vytautas Grubliauskas, Šarūnas Eidininkas. Aplodismentai Erikas Jončas, Orestas Bagdonas, Rugilė Knezytė, Ernestas Kozlovskis ir Jokūbas Andrulis bei Nerijus Genys. Dar sykį aplodismentai Genadijus Makėjevas, Rūta Makėjevienė. VAZ 21051 retro klasės nugalėtojai. Aplodismentai, dar sykį 3 greičiausi veteranų įskaitos ekipažai. Antanas Akučka, Akvilė Kučkaitė Paulauskė, Vitalijus Plastininas, Gabija Stanulionytė, Vilmantas Padegimas ir Edvardas Gurevičius. Veteranai. Dar sykį aplodismentai, the third place, Mykolai Kempa, Sebastian Vach. Antra vieta, Ramūnas Šapkauskas, Kastytis Torau. Ir nugalėtojai, Paulius Beniušis, Justas Vaitekūnas. Na štai su komandų rekvizitais. Dar sykį aplodismentai, 3 greičiausios ekipos. Askauto Rikona, Pilėnai ir 7bet Vairali Fofan. Ir prašom, dabar bandykit susitalpinti ant pakilos. Dabar ten ant pakilos bandykit susitalpinti, va ten apačioj. Jo, bandykit. Na gaila, kad nėra čia Vitalijus Plasino, bet paplokim. Absoliučiai greičiausi miniralio dalyviai. Na tai ką tai? Panašu, kad taurių komplektai išdalinti. Rezultatai jau nebeginčijami. Tai ačiū visiems, kurie dalyvavote, ačiū visiems, kurie stebėjo šį ralį. Ačiū mūsų Kėdainių kraštui, kad įsileidot dar 1 metus ir aš labai tikiuosi, kad ta užsimesgus draugystė tęsis tol, kol šitas ralis užaugs iki A lygos ir mes čia turėsim pagrindinį šalies čempionatą. Ačiū Jums, ačiū organizatoriams, ačiū dalyviams. Gerą kelią namo, saugiai grįžkit. Iki!